Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Emocijų tai visada jų daug buvo, ypač per rungtynės, aišku, gal dar grįšim per rungtynių, bet aišku, kaip pralaimi, kokios tos emocijos, aišku, prastos emocijos, bet galbūt kaip tik gerai, aišku, skambės juokingai, bet galbūt kaip tik čia mums pamoka į ateitį. Tai vat, kiekvienas pralaimėjimas kažkokia duoda pamoką, tai gal tikiuosi pasimsim iš jos kažką. Nepamenu tiksliai kiek laiko, bet rungtynių pradžia, pirmoji kėlinio pusė, tokia pakankamai vangoka iš abiejų komandų atrodė, trūko gal greičio kažkiek. Pirmas varžovų įvartis, atrodo, ir jūsų komanda pažadino, tada jau ir kovos daugiau buvo, ir atrodo, jau bandymas buvo atsakyti ir į varžovų kontaktą. Jo, susidūrėm, aš manau, su labai stipria fiziškai komanda, buvo gerai taktiškai pasiruošę, labai kybus, kai kur gal biški viršijo tas leistinas ribas, bet čia jau mūsų problemos, bet labai tikrai kibi komanda, sunkiai sekėsi rasti kelių prie varžovų vartų ir dėl to tokios gavosi komandos. Viena komanda gynėsi, ieškojo kontratakų, ką surado, mes stengiamės kontroliuoti kamuolį ir ieškoti savo momentų, aišku, labai sunkiai sekėsi tas. Bet pirmam kėliny buvom susikūrę, manau, porą trejetą momentų, jeigu būtume įmušę, gal pirmi būtų gal pasikeitęs vaizdas, o varžovai labai gerai gynėsi, sakau, dar kartą pasikartosiu ir išnaudojo kontrataką savo. Ir aišku, jeigu kalbant apie antrą kėlinį, irgi išėjom nusiteikę, bet tas apmaudus įvartis, manau, gal ir čia dar labiau mus, kaip pasakyti, nuliūdino ir ta nuotaika jautėsi aikštėje, kad sunku jau bus. Pastaruoju metu daug tokių keitimų, kurie galbūt nebuvo planuoti. Pavlovičius antras rungtynės iš eilės keičiamas po pirmo kėlinio, vidurio gynėjų rokiruotės, ko gero tai simbolizuoja, jog ne visi žaidėjai yra 100% sveiki. Nu, dėl Pavlovičiaus, tai pasakysiu taip, jisai buvo ilgą laiką traumuotas, tai jį po truputį įvedinėjom, o dėl vidurio gynėjo, tai mums reikėjo taktinių sprendimų, nes mes atsilikinėjom, mums reikėjo labiau mobilių gynėjų, tai va, dėl to. Eivinas Černiauskas gavo šiandien ir raudoną, buvo pašalintas, buvo labai piktas. Ne pirmi metai kartu su juo, ar esat matęs savo kolegą tokį piktą? Tai iš tikrųjų mačiau ne kartą. Jo, tai buvo praeitą sezoną, aš irgi jau vadovavau komandai su Panevėžiu, tai čia man nebuvo pirmas kartas, tai manau nieko čia kažko tai naujo. Dar kartą norėčiau padėkoti visai komandai už discipliną, darbą, taktinį išlaikymą. Tad buvo pasiruošta būtent prieš, sakykime, šiemet dar nepralaimėjusią komandą ir, sakyčiau, išlaikėm būtent tą discipliną iki pat galo. Tai tikrai nuoširdūs komplimentai visiems vyrams, kurie atidavė tiek nuo pradžių iki galo visas rungtynes. Davėt ir kovą varžovams, žaidėt kietai ir tų emocijų buvo, bet irgi iki pakankamos ribos, ko gero irgi gal akcentas buvo, kad duota kova ir išlaikytas emocijas. Nu, man atrodo, kad vis tiek Kauno Žalgirio komanda, kuri žaidžia dažniausiai, ar šiaip visas rungtynės, kiek esame matę pirmų numerių, aišku, jam patinka žaisti, duoti ritmą, žaisti su kamuoliu, o kas be ko visoms komandoms, kurios būtent dominuoja futbole, tas kietesnis futbolas nėra patrauklus ir malonus. Tai aišku, tas irgi davė savų pliusų mums, bet šitą mes taip pat ugdom dar ir komanda šiandienai būtent tą ir atliko, ko mes reikalavom. Žaidėt, jūs treniruojat komandą ir žaidėt prieš savo buvusią treniruotą komandą, mačiau emocijas po pirmo įvarčio. Tikrai svarbus buvo tas įvartis, kiek galbūt prisidėjo ir tai, kad dar žaidžiat prieš buvusią komandą, ar tai buvo tiesiog šiandieninėme kontekste tas svarbus įvartis? Visų pirma, galbūt džiaugiuosi ir džiaugiausi būtent dėl paruošto plano, tas, kas sufunkcionavo būtent, galbūt tuo momentu buvo, nes, sakykime, ir sakau, ruošiamės tam, kad varžovai dominuos, nes tą ir ką daro, bet aš tikėjausi, kad mes būsime aštrus ir galėsim galbūt išpildyti kažkurios momentus ir paversti įvarčiais. Čia visi taip, visi tai
tinklalaidėse, kai kas jau Kauno Žalgiriui pirmą vietą kabina, kalba apie Vilniaus Žalgirį, bet ir jūs esat kažkur šalia, dabar pakilote į 3. vietą, pirmas ratas baigės. Kiek galvojat galbūt apie tos pačius aukščiausius tikslus, ar dabar dar ne tas yra galvoje? Visų pirma, pats klubas, man atrodo, kalba už save, už savo patirtį. Prieš 2 metus buvo aukščiausių lygoje, tad norėčiau visų pirma, kad mes surinktumėm savo taškus kuo greičiau, kad išliktume lygoje. O po to jau žiūrėsime, kur mes galime atsidurti ar ne aukščiau. Na ir pabaigai, vidurio gynėjų linija solidi, bet traumos taip pat neaplenkia jūsų. Tai neklausiu gal apie tas traumas, paklausiu, kad net ne tai, kad klausimas, bet kiek palengvina, kai turit galimybę realiai 2 iškritusių žaidėjų, šiandien iškrito antras, pakeisti Šveikauskų ir šiandien Klauniūnas žengia aikštę ir niekas iš esmės nesikeičia į blogąją pusę. Tai stengiamės sukomplektuoti komandą, aišku, kuo didesnė, kad jinai turėtų ir pakeitimus svarbius, kurie kartais net pagyvintų futbolą arba atsitikus kažkokiom tai traumom, kad pakeistų lygiaverčiai žaidėjai. Tai komanda tai yra, kad tai nėra 11 žaidėjų, tai yra pilna komanda ir turi būti kaip minimum 22, galbūt ir daugiau žaidėjų. Tad dėl to tikrai džiaugiuosi. Bet aišku, norėtųsi, kad tų traumų būtų mažiau ir kad galėtų visi žaidėjai būti pasiruošę ir dalyvauti mūsų čempionate. Taurės žavesys laukia kelionė į Kuršėnus, kiek jūs pats jos laukiat, ne tik kalbant apie rungtynes, bet tiesiog taip apie tašką, kurį galbūt rečiau lankot. Dabar pradėsim galvoti, aišku, apie taurę, kur, sakau, kiekvienos rungtynės ruošiamės 100% ir norime atiduoti visas jėgas. Ir vėl, tai dar vienas bandymas būtent psichologiškai nusiteikti, nes galėtumėme būtent matydami, sakykime, komandą, kuri galbūt nėra iš aukščiausios lygos, labai greit nuvertinti, bet tai gali būti spąstai visiems. Tai reikia visų pirma neįvertinti, rodyti pagarbą kiekvienam varžovui ir nusteikti maksimaliai, nes tai yra galimybė ir leidžia mums toliau siekti būtent sekančių etapų taurėje. Tad reikia tikrai disciplinuotai ir su dideliu darbu ir pagarba tęsti mūsų rungtynės ir mūsų kelią taurėje.